sveiki visi dizaineriai susirinkę į dizainerių meetupą, kaip išsiskirti iš minios dizainerių ir rasti naujų klientų. Ir šiandieną aš jums trumpai papasakosiu ir tuo pačiu mes pažymėsime tam tikrą šventę, man galbūt šventę, galbūt ir kitiems dizaineriams šventę. Tai šį kartą yra nestandartinis siekis, neaptarinėsime portfolio ar dizaino projekto, turėsime pasidalinimą, diskusiją, kaip išsiskirti iš minios dizainerių ir rasti naujų klientų. Ir šiandien aš ir kiti dizainerių sambūrio bendruomenės nariai pasidalins 3 būdais ir 4 gyvomis istorijomis, kaip rasti savo kaip dizainerio išskirtinumą ir tų naujų klientų. Ir šis renginys yra skirtas pažymėti, atšvęsti, pasidalinti, kad kovo 7 startuoja mentorystės programa, į kurią, žinoma, kviečiu visus prisijungti, pasidomėti, tačiau apie tai kiek vėliau. Tiems, kurie manęs nepažįsta, trumpai pristatysiu. Aš esu Lina Mas, brendo strategė ir vizualo strategė, grafikos dizainerių mentorė ir dizainerių sambūrio įkūrėja. Tai dalinuosi savo patirtimi, 15 metų dirbau grafikos dizaino srityje, pradžia buvo gamybinė reklamos agentūra, vadinasi, išmanau tos techninius visus niuansus, tai tas spaustuvė ir galų gale paskutinė mano darbovietė buvo kūrybinė reklamos agentūra. O šiuo metu aš esu 7 metai laisvai samdoma brendo ir vizualo strategė. Kūriau logo ir identitetus tokiom kompanijom kaip, čia būtų tarptautinė Orbio World, yra Billow App, Kauno miesto muziejus, Finbi, Kaunastic Business, Mariaus Jakulio Jason fondas, vokiečių kompanija Y-Works. Ir šiandien iš tiesų aš atvirai dalinuosi savo patirtimi dizainerių sambūryje. Mentorystės programą jau baigė 85 dizaineriai, tad tikrai istorijų ir kelių, kaip keliauti savo profesionalumo link, yra ne vienas. Taigi, pristatysiu 3 kelius, kaip ant skirtingų laiptelių stovintiems dizaineriams rasti tą savo kelią, o vėliau mane papildins ir savo istorijomis pasidalins 4 dizaineriai, kurie turi nuo 4 metų patirties iki 12 metų patirties. Taip, tai galime grįžti galbūt tuomet prie klausimo. Kaip išsiskirti iš minios dizainerių ir rasti tų naujų klientų? Tai pirmas dalykas, kurį norisi iš tiesų visiems dizaineriams pasakyti, ir čia šita vieta, kuri labai svarbi iš tikrųjų išgirsti, kad visiems užteks vietos po saule. Aš iš tiesų gana dažnai gaunu tokį klausimą, ar man verta pradėti freelancinti? Kokia ta rinkos situacija? Kiekvienas mes esam labai skirtingi, todėl klientus pritraukiame visi labai skirtingus. Rinkoje yra įvairių klientų, todėl reikia ir įvairių dizainerių ir įvairias paslaugas teikiančių. Tačiau tam, kad rastume tą savo klientą, reikalingi 2 dalykai. Atrasti, kuo jūs kaip asmenybė esate išskirtinis ir tą pradėti komunikuoti. Antras, susivokti, ant kurio laiptelio stovite profesinėje kelyje. Nes jeigu esate naujokas, o bandote komunikuoti kaip profesionalus 15 metų turintis patirties, jūs einat ne tuo keliu. Tiesiog nepavyks, nepaeis, nes tiesiog ne tas įvaizdis yra sukuriamas. Tai pradėkime nuo tų laiptelių, ar ne? Kokie yra tie laipteliai? Tai iš tiesų tų laiptelių yra ne vienas, tačiau šiandien išskirsiu 3. Ir komentaruose, kai jau atpažinsit, kuris šitas laiptelis labiau panašus į jūsų esamą situaciją, tiesiog kviečiu pasidalinti, kad save atpažinau ten 1., 2. arba 3. laiptelį. Tai kiekvieną laiptelį pristatysiu, o po to bus pateiktas veiksmų planas, ką kiekviename etape galima būtų daryti. Tai yra 3 tokie etapai.
Tai pirmasis, žinoma, yra esu naujokas grafikos dizaineris, kuris tiesiog nori įgauti patirties. Tarkim, neseniai baigiau kursus, kolegiją, universitetą, žinau, kaip dirbti programomis ir ieškau klientų. Tai čia būtų pirmasis laiptelis ir iš tiesų, kai aš sakau profesionalumo link arba apskritai visa programa ir mentorystė ir sambūris yra apie tą kelionę profesionalumo link, kad ir pradedantis dizaineris gali būti profesionalus savo srityje, ant savo laiptelio. Antrasis etapas jau yra tas vadinamasis busy dizaineris, žinot ar ne, kuris jau nori pakelti kainas, kuris jau atsikando tų klientų, kuris jau atsikando ir to maketavimo, ir tų degančių projektų, ir jisai jau tiesiog nori gauti didesnius projektus. Na ir yra trečiasis dizaineris, kuris jau nori būti matomas kaip savo srities profesionalas, kuris iš tiesų jau norėtų, kad klientai patys pas jį ateitų. Jau nereikėtų nei dėlioti kažkokių tai užsakymų, nei kažką labai stipriai komunikuoti, o tiesiog patys ateiti. Tai pradėkime nuo pirmojo lygio. Jeigu esate naujokas grafikos dizaineris, aš matau jau atsiranda, kad tarp 2,5 labai geras pasirinkimas, Violeta jau yra trečiame, kur jau norėtų būti matoma kaip profesionali dizainerė. Pagal savo, beje, profesionalumas neapibrėžiamas pagal metų kiekį, kiek dirbame, tai irgi būkime ramus dėl to. Tai pradėkime nuo to pirmo lygio. Jeigu esate naujokas grafikos dizaineris, tai visų pirma, jums nereikėtų žiūrėti ir lygintis su 15 metų rinkoje esančiais grafikos dizaineriais. Tai čia pirmas dalykas. Nustokit žiūrėti ir nustokit lygintis. Ir nustokit galvot, kad aš tokių darbų neturiu, man nėra vietos ar verta freelancyti. Primenu, vietos visada yra. Bet reikia kažką daryti, kad į tą vietą pretenduoti. Jūs turit kažkam pasakyti, kad aš šiuo metu dizaineris. Taigi, ką reikia daryti? Priimti savo situaciją, kad super high-end darbų pirmaisiais veiklos metais tikėtina nesukursit. Vadinasi, tikslas yra išmokti kuo daugiau išragauti ledų. Kurti skrajutes, kurti katalogus, socialinių tinklų maketus, gal net su svetainėm pabandyti, su solo verslais, galbūt su kompanijom, kurios turi savo marketingo komandas. Ragaukit, nes tik tada, kai išragausit visų skonių ledų, išsirinksite tuos, kurie jums labiausiai patinka. Ir pasiruošit, žinoma, kitam etapui. Taigi, kokie yra veiksmai klientų paieškai? Čia pagrindinis klausimas, iš kur gauti klientų freelancinų, kur klientai. Tai pirmasis žingsnis visada yra vienas ir tas pats. Pažįstamų ratas. Pirma dalis. Parašykite visiems laišką. Labą dieną, aš esu Lina, pradėjau freelancinti, teikiu grafikos dizaino paslaugas, galbūt jums reikia, o galbūt žinote, kam reikia. Tiesiog informuokite pažįstamų ratą. Tai reiškia mama, tėtis, teta, draugai ir taip toliau. Pasiskelbkit socialiniai medijoje, kad pradėjot freelancinti ir laikas nuo laiko įkelkit, ką darot. Tiesiog leiskite kitiems žinoti, ką jūs darote, kokias teikiate paslaugas ir kaip keičiasi jūsų visų karjera. Užsiregistruokite paslaugas LT. Dalyvaukite Facebooko darbo skelbimų grupėse. Rašykite tiesiogiai socialinių medijų profilio įmonėms. Tiesiog eksperimentuokit. Ir norintiems įsidarbinti gali tikrai išbandyti vadinamą metodą cold emailing. Tai reiškia, kada atsirenkate įmonių sąrašą ir tiesiogiai siunčiate jiems savo pasiūlymą, užklausą ir taip toliau. Tai vienas iš pavyzdžių, tarkime, tokiam pavyzdžiui ar ne tam pradedančiajam dizaineriui, tarkim, aš galiu pasidalinsiu, to jau pabandysiu tik tais rasti, pasidalinsiu vienos merginos socialinių profilių, tai yra pradedančioji dizainerė. Tai nėra tobulas profilis, bet jūs galite pasižiūrėti. Kaip dizainerė, net ir mokydamasi, jau gali save reprezentuoti,
jau gali pasakoti, pasidalinti keliais darbais ir ji patvirtino, kad jau yra gavusi užsakymų per socialinę mediją. Vyksta. Nes kai mes pradedam kažką daryti, pradeda ir rezultatai reikštis. Dabar pereikime į tą, beje, komentaruose pasidalinkit, jei jau atpažinot save. Na, iš tiesų šitą etapą labai lengva atpažinti, nes pradedantis, neturiu patirties, ieškau darbų, tai yra pakankamai lengva atpažinti. Dabar antrasis. Kai jau būsite tas busy dizaineris, pats pavargęs nuo savo darbų ir nerandantis laiko nei savo, nei šeimai, bet atrandantis daug panašumų su Designers Humor Instagrame, jeigu dar nežinot, galit pasekti. Kada jau, juoksitės patys iš tų pokštų, nes atpažinsit save tame, nes dažnai taip ir būna, kad įsiveliam į tokius klientų užsakymus, kur nebežinai nei kur dėtis ir tas laikas dirbam ir kažkur tai kažkaip tai vyksta, bet ne visai taip, kaip norėtųsi. Vadinasi, jau esat pasirengęs antram laipteliui profesionalumo rinką. Tai šiame etape jau turėtumėt žinoti, kokie ledai jums yra skaniausi ir su kokiais projektais sekasi dirbti. Ir jau tikrai norėti pakelti kainas ir išbristi iš busy rato, kuris iš tiesų jau į priekį jūsų nebeveda, o tik užpildo kalendorių darbais. Tai čia reikėtų vieną dieną tiesiog atkreipti dėmesį, ar jūs dar džiaugiate šitą profesiją. Ar jums dar jinai kelia motyvaciją lipti iš lovos. Nes čia vėlgi, kaip ir praeitame etape, čia reikėtų priimti savo poziciją ir judėti iš jos, nežiūrint į tai, ką daro naujokai. Vėl, čia ne į pro lygį žiūrim, ką daro naujokai, nes būna, tai kaip aš čia su savo kainom pakonkuruosiu su 20 eurų skrajute. Kaip jau minėjau prieš tai, kiekvienam yra vietos pasaulyje ir kiekvieno lygio dizainerių reikia. Ir tuo pačiu nereikėtų žiūrėti ir ką daro 15 metų patirtį turintys dizaineriai. 10K už projektą, tikri plėšikautojai, gali tai pasirodyti. Tačiau vertinam situaciją, kur esam ir kur norim nueiti. Taigi šiame etape labai padeda paprasti tokie dalykai, kaip atlikti savo darbų auditą ir atskirti, kokie projektai patiko, ir pozicionuotis, arba kitaip vadinasi, atrasti savo nišą, susinišinti ir tik į juos. Antras, atlikti finansinį auditą ir suprasti, kokiamis kainomis dirbti verta ir kur parduodate per gerai dėrėdamiesi su savimi. Pažįstat, deruosi su savim. Reikia išsiųsti kainą klientui, o mes, tai gal per brangiai, gal čia nemokės tiek, čia gal aš. Nustokit dėrėti su savimi, leiskit klientui dėrėtis su jumis. Nes kai nusidėrėsit kainą su savim, klientas nebeturės iš ko dėrėti. O kartais būna momentų, kad išsiunčiam kainą ir patvirtinu. Volia. Ir taip. Susitaikykite su tuo, kad dalis turimų klientų paliks jūs. Arba jūs paliksit juos. Čia nėra tas atvejis, kada sakome, kaip man pakelti kainas ir neprarasti klientų. Kiekvieną kartą einam į kitą profesionalumo lygį, keičiasi kainos, su kuriomis dirbate. Tad keičiasi ir kliento tipas. Kaip sakant, neverta tikėtis kitų rezultatų darant tą patį per tą patį. Tai pirmasis žingsnis – susitaupyti pajamų 3 mėnesiams savęs išlaikymui ir visiems naujiems darbams sakyti ne ir duoti savo laiko pareflektuoti, susivokti, kur aš noriu eiti, ką man reikia daryti. Šita pauzė yra būtina, jeigu jūs norite iš tiesų pereiti į tą kitą lygį, nes tol, kol jūs esat busy, darbas veja darbą, klientai patys svarbiausi, jums nepavyks. Jums tiesiog nepavyks. Taigi, kokie veiksmai šiame etape vyksta klientų paieškai? Šiame etape jau tikrai rekomenduoju susikurti savo portfolio
tarkime, Behance kanale, jau yra verta tą daryti, nes šiame etape jūs jau turite ką parodyti, bent jau turėtumėte turėti. Tuomet keliauti į networkingo eventus, tinklaveikos, kur galite save pristatyti, susipažinti su kitais žmonėmis ir prisistatyti, kad šiuo metu esu dizaineris, kuris, tarkim, pavyzdžiui, bando susifokusuoti į vizualinį identitetą ir ieškau projektų, kaip jums padėti šioje srityje. Padeda ir cold emailingas, tas pats minėtas, kas ir prieš tai, aktyvus komunikavimas socialinėje medijoje, prisistatant naują savo etapą. Nesu aš jau grafikos dizaineris, kuris daro viską, aš jau atsirenku ir man gerai sekasi ir aš jums gerą paslaugą galiu suteikti, tuomet, kada aš darysiu tą vieną dalyką patį skaniausią man. Tada aš padarysiu super gerai. Ir žinoma, visada padeda verslios bendruomenės. Prisijungti prie She's Glowing, ką darai gerai, ar bet kurių kitų bendruomenių, kur yra kitų žmonių ir mezgant ryšius galų gale atsiranda tas lūžio momentas, kada galite po truputėlį pereidinėti į tą savo kitą lygį. Pasidalinu vienu pavyzdžiu, kuris galėtų irgi atspindėti antrojo etapo variantą. Čia vėlgi yra Samburietė ir jinai tiesiog labai greitai pasiekė savo tikslus, prisijungusi prie verslios bendruomenės ir taikydama visus tos metodus, kuriuos jums išvardinau. Tai va, tai čia būtų antrasis etapas. Kas atpažinote save antrame etape? Pasidalinkit, ar atpažįstat antrame, ar norite būti antrame, ar jau sieksite ir kaip jūs save matote. Na ir trečiasis laiptelis, kuriam tai yra tiesiog tas laiptelis, kuris jau nori būti pripažintas ir matomas kaip savo srities profesionalas, nes jis jau turi tą galimybę. Nes jis jau geba ne tik tai, mokėti dirbti grafikos dizaino programomis, bet tai yra dizaineris sukaupęs nemažai patirties arba bent jau drąsos tiesiog bandyti, eksperimentuoti. Jis puikiai išmano ne tik kaip valdyti programas, bet ir metodus, kaip suvaldyti dizaino projektą, kaip susikalbėti su klientu, kaip įžvelgti tai, ko klientas net nesako, kurti unikalius dizaino sprendimus, nekopijuoti kažkieno kito vieno darbo, bet moka kūrybinį procesą valdyti. Vadinasi, šiame etape mes jau nekalbam apie siaurą apibrėžimą, kas yra grafikos dizaineris. Ar ne, mokantis dirbti programą ir tyliai dirbantis prie savo kompiuterio. Tai yra jau lyderystės savybių reikalaujanti pozicija, gebėjimą bendrauti, valdyti žmonių emocijas, gal net kažkiek psichologijos žinių, projektų valdymo ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šis etapas jau nebėra tas etapas, kada mes aktyviai ieškome klientų, Facebooko grupėse ar ten paslaugos LT ar panašiai. Jau šis etapas tiesiog baigėsi, jis nebetinkamas mums ir čia irgi nebeapsimoka žiūrėti nei į pirmą, nei į antrą lygį, nes mes tiesiog žiūrim į trečiąjį. Kur einame ir kur link mums reikia judėti. Tai šiuo atveju, tarkim, pradedantysis dizaineris visą savo laisvą laiką gali skirti aktyviam klientų paieškai per socialinę mediją, per Facebookus ir panašiai. Tai šiuo atveju trečio lygio dizaineris jau rašys straipsnius, dalyvaus podcastuose, galbūt knygą parašys, o gal televizijos laidą, sudalyvaus seminare kaip pranešėjas ir sieks sudalyvauti seminare, arba suorganizuos seminarą pats, jeigu jo niekas nekviečia. Nes šiais laikais mes gyvenam tokiais dėkingais informaciniais laikais, kur jeigu mūsų niekas nekviečia, mes patys galim suorganizuoti savo seminarą. Ką mes darome su dizainerių sambūriu? Kiekvieną rudenį organizuojame verslioms bendruomenėms seminarą ir praktikuojame tą bendravimą, kad išdrįstume pereiti į kitą lygį, išdrįstume kalbėti. Jeigu jau seminare sugebam pranešimą paskaityti, su klientu pokalbis jau paprastai gali vykti.
Tai veiksmai klientų paieškai. Pirmas - reprezentatyvus portfolio. Tai jau gali būti asmeninė svetainė, kurioje aiškiai aprašyta, kokios yra paslaugos, kaip jos atliekamos, kokiems klientams tinka, galbūt net ir pateiktos kainos. Dalinimasis ekspertinėmis žiniomis. Rašymas straipsnių, dalyvavimas podcastuose, socialinės medijos pildymas ir prisistatymas savęs kaip reprezentatyvaus profesionalaus grafikos dizainerio, ar ne? Pranešėjas renginiuose, seminaruose ir taip toliau. Tai, tarkim, čia pavyzdys, ar ne, galėtų būti, aš čia gal labai drąsiai parašysiu, bet tarkim, na, aš einu link šito, mano tikslas eiti link šito ir aš noriu eiti link šito, tai tarkim, čia jau būtų trečiasis etapas. Ir man po truputį pavyksta, jau pavyksta ir ant scenos pabūti, ir pranešimus skaityti scenoje, kur yra 200-300 žmonių ir va, žiūrėkit, ir čia organizuoju įvairius susitikimus. Tai čia vėlgi ne dėl to, kad aš kažką turiu, bet dėl to, kad aš noriu ir turiu šiek tiek drąsos tą pabandyti padaryti. Nebūtinai man pasiseks, bet aš bandau. Tai tą patį kviečiu ir jūs daryti. Tiesiog bandyti. Bandyti ir bandyti. Tai jeigu kas nors atpažinot, kad siekite keliauti į šį lygį, tai pažymėkite komentaruose, žinosime, kiek žmonių, kuriame lygyje nori būti. Tai būtų 3 pagrindiniai etapai. Dabar tie etapai gali būti kažkiek susimaišę, nes ekspertinėmis žiniomis galime pradėti dalintis daug anksčiau, nei iškopsime, tarkim, į 3. laiptelį. Galbūt 2. jau galime pradėti dalintis. Tai gali šiek tiek, turėkit tos asmeninės laisvės patys nuspręsti, kaip čia ką būtų galima daryti. Tik nedarykit tų esminių klaidų, nemaišykit iš principo komunikacijos 1, 2 ir 3 lygių, kad nepulkit autoritetingo įvaizdį bandydami susikurti, pasiskelbti Facebooko grupėse. Žinot, jeigu kam reikia logo už 5 gabalus, tai aš čia lauksiu jūsų, nes tikėtina jūs jo tiesiog negausit. Tačiau viena yra aišku, niekada nesilyginkite su kitais. Dėmesingai pasirinkit veiksmus savo tikslo link. Ir jeigu, kaip jau minėjau prieš tai, niekas nekviečia į seminarus, susiorganizuokit seminarą patys savo. Tai dabar, pristačius tuos 3 laiptelius, labai tikiuosi, kad įneša šiek tiek daugiau aiškumo apie tai, kokie yra tie profesionalumo lygiai ir ką jums konkrečiai reikia daryti, norint pereiti į sekantį lygį. Norint išsigryninti savo kryptį ar nišą ir panašiai ir panašiai. Tai dabar prisistatysiu šio susitikimo svečius, 4 dizainerių sambūrio narius, kurie trumpai galės pristatyti savo istoriją ir savo kelionę profesionalumo link, ieškant savo pačių išskirtinumo ir naujų klientų. Paminėsiu vieną. Aš galiu duoti planą visiems, bet stebint 85 dizainerių kelionės, galiu labai drąsiai pasakyti, kad tas planas nei vienam iš jūsų neveiks, nes kiekvieno kelionė yra pasakiškai skirtinga. Tiesiog kiekvieną kartą stebina, kaip kiekvienas dizaineris randa tą savo kelią ir savo vietą po saulę visiškai netikėtais metodais, netikėtais kanalais. Todėl ir kviečiu būtent šiuos dizainerius. Tai Gintare, pirmiausiai kviečiu tave pasidalinti tavo pačios istoriją ir kaip čia viskas susidėlioja. Labas visiems. Lina, nesakyk, kiek daug žmonių bus, net pradėjau jaudintis pradžioj. Aš atsiprašau, tikrai nežinojau, kiek bus žmonių, nes niekada nežinau, kiek žmonių prisijungia. Ja, labai faina, labai daug įvairios publikos, kiekvienam lygiai, matau, visi rašo. Aš prie sambūrio prisijungiau, pasižiūrėjau šiandien prieš 3 metus, beveik lygiai prieš 3 metus. Pradžiai buvau visiškai, viskas, ką žinojau, tai buvo kaip kurti logotipus. Tiesiog buvau savo mokslę, sugalvojau, kad man įdomu brandingas, išmokau, kaip daryti logotipus, nežinau, nei kaip maketuoti, ten kam nors nieko. Bet kaip tik Linos sambūris pasitaikė visiškai pačiu laiku. Linai esu sakius, kad kai pasižiūrėjau į tą sales page visą sambūrio, man kiekviena eilutė buvo check, va šito reikia.
Nes jau buvau, vat, dabar Lina, kol pasakai, pradėjau žymėtis, kokius šitus tuos etapus, ką tu pasakėjai, aš irgi praėjau. Tai pradžioj tikrai buvo, kad pažįstamų ratui pasiskelbiau, bet dar pradžioj bandžiau šiek tiek anonimiškai iš tikrųjų, kad būtų drąsiau, bet po to jau po truputėlį pasiskelbiau. Tai, bet tada tas ratas buvo toksai, kur nu, visi tie tokie niuansai, nudegimai, kur ten logotipas už 50 eurų, tai gaunasi, kad tenai dirbi ten minusiniais eurais per valandą iki išnaktų. Ten visokie buvo ir bjaurių klientų, ir ten, kur dingsta, ir kur nesupranta tavo vertės ir panašiai. Tai man tai buvo įdomu brandingas, bet taip nesinorėjo būti ta dizaino mergaitė. Va čia mums mergaitė padarė paveiksliuką. Labai to nesinorėjo. Tai vat labai laiku pasitaikė sambūris ir irgi va, pasižymėjau, kad kitas, kai tik tai pradėjau, tada va, po truputį ir įsidrąsinau, taip pasiskelbti plačiau. Ir tada ir prie verslios bendruomenės prisijungiau, būtent šis Glowing, tenai pasiskelbiau, kad va, darau tokius dalykus ir iš ten atsirado jau tokių normalesnių šiek tiek klienčių. Tai tada jau vat, išsisuko ratas šiek tiek per rekomendacijas. Bet aišku, aš ten ir pasiskelbiau, kad už 100 eurų padarysiu ten, wow, kiek visko. Ten, wow, vis dar buvo, kad naktim sėdėjau. Bet jo, po truputėlį, man kas labai įdomu, aš kaip pasižiūrėjau, kad 3 metai jau praėjo, aš supratau, kad man, nors ten mentorystė 3 mėnesius gal truko, man dar dabar, Lina, žinok, klikteli viskas, nors ką mes kalbėjom, arba ten mentorystė, nu ten ar tarpusavį išsidiskutavom, kad, ai, tai va, apie ką mes ten, va dabar man šito reikia, dabar tas ateina ir jo labai įdomu, kad ta kelionė tęsiasi, dėl to ir pažymėjau, kad aš tarp antro ir, nu, va, 2,5 lygiai, nes jau kaip ir yra tas antras lygis, bet vis dar yra, ką norisi keisti, kur norisi tobulėti. Ir dabar neseniai tik pradėjau Instagrame šiek tiek daugiau komunikuoti, tai jau net per tenai dabar šiek tiek ateina tų užklausų ir jau irgi mane pakvietė ten vieną tokią paskaitą paskaityti, ten kažkokius tai kartu ten laivus daryti ar panašiai. Tai dabar jau vat, po truputėlį į tą lygį, kam aš visai nebuvau pasiruošus, prieš tai visiškai nenorėjau, o dabar man jau labai įdomu. Ir dar iš Linos irgi išmokau tą eksperimento tokį požiūrį turėti, kad man ir tas Instagramas toks eksperimentas, tiesiog pabandom, kaip pavyks ir tiesiog man visai yra smagu. Tai dabar jau aš vis dar su brandingu daugiausiai dirbu, tai reiškia vizualinis identitetas mano pagrindinė paslauga, šiek tiek jau ir į tinklalapius noriu, nepilnai pereiti, bet truputėlį jau ir tinklalapius kuriu ir maketuoju esamiem klientam, bet vizualinis identitetas mano pagrindinė paslauga. Ir apie tą, šiaip, apie išskirtinumą savo ieškojimo, tą pozicionavimą. Tai irgi labai didelį postūmį sambūris man davė, nes aš visiškai nežinojau, koks gali būti, aš net nežinojau, kad iš viso reikia man tą išskirtinumą kažkaip susikurti, bet kažkurio metu sambūrio bendruomeniai prasidėjo tokie komentarai karts nuo karto. O šitas tai labai gintariškas čia dizainas, arba va, čia tiktų gintariai, ar ką jūs čia šnekat, apie ką čia iš viso yra. Ir supratau, kad yra kažkoks atpažįstamas tas stilius, tai tiesiog man tą kryptį suteikė ir daug lengviau pasidarė pačiai susivokti. Tai tas pozicionavimas, aš jį vis dar šlifuoju, dar pati tiksliai nežinau, man ir tas skonis, dizaino suvokimas po truputėlį keičiasi, bet jau kryptį į tą kažkokį tai žaismingesnį dizainą, šiek tiek spalvingesnį dizainą turiu ir jo, žiūrėsim, kas bus toliau. Nežinau, ką dar papasakoti, Lina, gali paklausti. Dabar matau, kad tau klausimą uždavė, tai aš paskaitysiu. Seku Gintarę, žinau, kad jinai gyvena užsienyje, noriu paklausti, ar dirba tik su LT brandais,
ar ir su užsieniu, ir kaip tuomet ieškoti klientų tokiame skirtingame kontekste. Nes kiek pamenu, Instagrame jinai komunikuoja lietuviškai. Tik su lietuviškais brandais dirbu. Esu, ta prasme, dirbu su užsienio klientais. Gal mano patirtis nebuvo labai faina, bet ir šiaip man labiau patinka, nes daug lengviau ta komunikacija einasi ir aš pati labiau gal suprantu apie lietuviškus verslus, lietuvių rinką. Ir nežinau, man atrodo, kad čia tiek daug galima nuveikti Lietuvoje. Nu tikrai yra tokių gerų brandus, tokiais baisiais ir websaitais, tai yra tragedija. Tikrai yra ką veikti. Tai man kažkaip nėra tokio noro didelio išeiti į užsienio rinką, bent jau dabar. Gerai, sako tolimesni klausimai. Kiek laiko užima sugalvoti postus ir komunikuoti apie save? Daug ir nežinau. Kas pasikeitė, Gintarė? Galbūt verta paminėti, kas pasikeitė, nes apie Instagramą tu galvojai, nežinau, 2 metus kažkur tais ir dabar pradėjai komunikuoti. Kas pasikeitė ir kas leidžia tau skirti tiek laiko ir kaip tame pamatyti prasmę? Jo, pirmą kartą, kai aš pabandžiau, tai aš dalinausi tik tai logotipais savo. Ir man ten buvo labai faina, labai smagu, bet rinkosi publika tik tai dizaineriai kiti. Tai pradėjo mane sekti tik tai dizaineriai, tai nebuvo kažkokio tikslo tada. Bet dabar gal šiaip, visų pirma, tai tą eksperimento mindsetą truputėlį savo įsidėgiau, kad šiaip tai koks kam skirtumas, ką aš ten dalinsiu, bent jau pradžioj gal ten keli šimtai sekėjų, tai tikrai niekam neįdomu, mama kartais parašo. Bet dar pradėjau žiūrėti, ką aš pati seku ir kodėl. Ir iš tikrųjų pasikonsultavau ir šiek tiek ir su kolegėm, ir su marketingo kažkokiom specialistėm ir panašiai. Skaitau kitą žinutę iš karto, jau labai smagu, bet tai pasikonsultavau šiek tiek ir irgi man tiesiog patarė daugiau tos asmenybės dėti ir aš suprantu, kad niekam nebūtų įdomu, jeigu aš tik tai savo dizainais ten dalinčiaus. Ir aš pati pradėjau, tarp kitko, irgi po to nuo to ten, kodėl logotipo neužtenka, reikia vizualinio identiteto ir ten paskaita visa. Tokių įrašų yra kokie, tikrai visi matėt bent vieną tokį įrašą. Tai tiesiog, po to tą supranti, pasigilinai, kad niekam tai neįdomu, tik tai tau ir kitiem dizaineriam nebent pasižiūrėti, kaip tu darai ir padaryti kitaip. O šiaip, kaip dar klausė Lina, kaip tą naudą pamatyti, man iš tikrųjų atėjo, aš tai dabar žiūriu kaip networkingą netgi, nes man pradėjo ateiti tokie kontaktai, kuriuos aš anksčiau sekiau, ten su, nežinau, 20 000 sekėjų ar ten 15 000 sekėjų, kuriuos aš labai jau seniai sekiau. Ir tada pradeda dalintis mano postų, pavyzdžiui, arba pakviečia paskaityti kažkur paskaitą ir, wow, labai įdomu, pasirodo, kad aš irgi galiu patraukti dėmesį kažkieno, kas, man atrodė, wow, Instagram'e čia kaip kietai varo. Iš tikrųjų, šiaip kūrybiniai žmonės, galima taip įdomiai sugalvoti tam Instagram'e, ką nuveikti, tikrai nereikia daryti šabloniškai, kaip kažkas nustatė, kad reikia. Tai dėl to ir tas noras man ateina. Ir aš nelabai skaičiuoju, kiek man užima sugalvoti ten tos postus, nes aš darau jos tokius, kad man pačiai būtų įdomu. Tai aš tikrai esu ten prie vieno reelso sėdėjus tikrai 5 valandas, dabar jau biškai pagreitėjo procesas, bet man negaila, man įdomu. Tai va. Smalsumas, žiūrėk, aš dar užfiksuoju. Smalsumas ir žiūrėjimas kaip į networkingo kanalą. Networkingo kanalą aš pati iš savęs galiu patvirtinti, aš irgi žiūriu tai kaip į tai galimybę užmegzti kontaktus su kitais. Dar kažką norėjai paminėti? Kad perskaičiau Gertrūdos komentarą, kad mano įrašas apie 1% galutinai įkvėpė galutinai prisijungti prie sambūrio. Taip nesusiję, atrodo, kad aš ten net nerašiau apie sambūrį, man atrodo. Bet labai faina, aš labai džiaugiuosi. Ir dar vienas klausimėlis tau. O kelias buvo visiškai savamokslis į dizaino sferą apart sambūrio?
Jo, visiškai. Sambūris atsirado vėliau. Aš baigiau kūrybos komunikaciją, tai tenai dizaino, ten iš tikrųjų turėjom vieną paskaitą, kur su iliustratorium reikėjo apvedžioti žemėlapį, man žiauriai iliustratorius nepatiko, bet nu, tik tą komunikacijos kažkokį pagrindą turėjau, bet, nu, ir iš tenai sužinojau, kad man brandingas, prekių ženklų kūrimas man įdomu. Bet tik tiek, daugiau nieko, darbinės patirties nieko visiškai. Pradėjau žiūrėti YouTube ir panašiai. Ir tada atsirado Lina. Aš dar vieną dalyką labai apie Gintarę noriu ištraukti, kuris, man atrodo, yra aktualus daugeliu dizainerių, kurie nebaigė yra akademijos arba nebaigė yra kažkokios kolegijos. Jūs galit būti profesionalūs dizaineriai, net ir nebaigę. Aš irgi nesu baigus. Tai neapibrėžia, kuo tu būsi, apibrėžia tik tai veiksmai, ką jūs darysit su tuo. Tai noriu nuimti tą tokį, nes ir Gintarė labai ilgai turėjo šitą, kad aš nieko nebaigus, čia aš dar nesijaučiu pro. Tu ir niekada nesijausi, just do it, tada pasijaus. Ir ar dabar jautiesi labai jau pro, vat jausmas. Aišku, kad ne. Nu, bet aš dabar žinau, nu, kame aš gera. Bet žinau, kad dar yra kur eiti. Nu, ir šalia turi tą eksperimentinį mindsetą, kur leidi savo pabandyti, bet judgmento, kad būtinai turi pasisekti, kad būtinai turi būti gerai. Ir tai atsiranda lengvumas, iš ko mes galim keliauti toliau. Tai ačiū tada Gintarė už tavo pasidalinimą. Jeigu kas nors norit pabendrauti su Gintarė, paklausyti jos istorijų, tai galit bandyti galbūt rašyti ją, galbūt jinai pasidalins daugiau savo visomis istorijomis ir kaip kas susidėlioja. O dabar noriu pakviesti, ką mes dabar pakviesim, noriu pakviesti Birutę. Tai Birutė yra bendruomenės viena iš bendra įkūrėjų We Are Bright, jeigu Instagrame, aš įdėsiu netrukus nuorodą. Ir Birutė ir visa We Are Bright bendruomenė susibūrė iš Sambūrio atskaitomybės klubo. Tai prašau, Birutė, aš galbūt ne visai teisingai pasakau, tu gali mane patikslinti, tai prašau, Birutė, pasidalink savo istoriją, kur esi, kur nori būti, ko sieki, kad mes irgi galėtume, na, galbūt padėti tau tą pasiekti. Sveiki, labas, Lina, ačiū labai už kvietimą. Aš irgi kaip ir Gintarė, kaip mačiau, kiek žodžių galvoju, visas būrys. Tai aš esu Birutė ir aš gal daugiau vadovaujuosi ne eksperimento tuo mindsetu, bet nuotykio. Ir aš leidžiuosi visą laiką į nuotykį. Man turi būti smagu. Ir aš verslus kviečiu leistis taip pat į nuotykį, atrandant save per strategiją ir tą vizualinį identitetą. Ir galiausiai tame savo kelyje ir kelionėje ėmiau jausti, kad geriausiai jaučiuosi dirbdama iš tikrųjų su turizmo verslais, su aktyvaus laisvalaikio, kokybiško laisvalaikio verslais ir galbūt maitinimo verslais. Tai yra laisvadarbiauju jau daugiau nei virš 3 metų turbūt. Ir ką Lina ir minėjo, neseniai su kitomis kolegėmis įkūrėme verslių moterų bendruomenę Bright arba Instagrame We Are Bright, kurioje dalinamės, kaip panaudoti dirbtinį intelektą, vystant savo verslą. Tai šita bendruomenė atsirado šiaip įdomi istorija, nes mano kolegės manęs į circle nepriėmė, jos jau buvo full, ką mes dizainerių, bet mano kolegės yra iš dizainerių sambūrio. Ir tiesiog mes susitikom visos netikėtai kitoje bendruomenėje, tai yra Anneli Hanson brando strategijos bendruomenėje. Ir supratom, kad, turbūt vis tik mums skirta būti kartu. Nori jos ar nenori, turės mane priimti į savo ratą, nes mes labai labai daug diskutavom apie strategiją, apie apskritai brandingą ir panašiai. Ir tada ėmėm matyti, kad mums gaunasi dirbti kartu. Ir taip galų gale prieš gerą pusmetį gimė šita bendruomenė. Ir šiandien jau su oficialiu statusu ir su oficialiu, vakar beje banko sąskaitą oficialiai atsidarė, tai viskas važiuoja.
Kalbant iš tos savo asmeninės kelionės link grafikos dizaino ir iki to aš jau dirbau su strateginiais dokumentais ir buvau įgyvendinus iš tikrųjų ne vieną sėkmingą strateginį projektą, vienas iš tokių sėkmingiausių, kaip kad Lazdijai veža projektas, kurį tikrai, manau, galbūt kas nors esat matę ir per žinias, tiek Panorama, tiek TV3 ir LNK rodė. Ir tai buvo beveik 1 milijono eurų projektas. Bet atsikraušęs į svečią šalį įvyko kažkoks pasimetimas. Ir kadangi gyvenu Prancūzijoje ir tarsi išmestas esi iš to viso savo rato, vienas be visiškai jokio palaikymo ir kadangi aš jau iki nusprendžiant, kad būsiu laisvadarbė, maketavau įvairias prezentacijas ir tas man patinka iki šiandien. Iš tikrųjų, prezentacijos, veiklos ataskaitos yra mano hobis, kad jeigu turiu laiko, aš niekada neatsisakau sumaketuoti. Bet kažkaip jaučiau, kad kažko trūksta ir irgi, kad trūksta palaikymo kažkokio, nes tu kai vienas esi, neturi kolegų, nėra su kuo pasikalbėti, toksai trūksta augimo, nes jis vyksta labai lėtai, o aš labai mėgstu viską greičiau daryti, sakykime. Ir net neįsivaizduoju, kur pamačiau reklamą apie dizainerių sambūrį, bet irgi skaitydama ten puslapyje supratau, kad labai daug kas atitinka mane, labai daug kur rezonuoja ir sudalyvavus viename iš renginių nusprendžiau, kad metas, nes reikia investuoti turbūt į save ir reikia tų žinių, kurių man trūksta. Tai kaip bendrauti su klientais, nes irgi buvo projektų, kurie manęs netenkino, kuriuose nesijaučiau lyderio toje pozicijoje ir kažkaip norėjosi išmokti, kaip tą daryti. Tai atėjus į sambūrį turbūt tas pirmas buvo, kad atėjau ten, kur buvau, jaučiausi atėjus į ten, kur buvau laukiama, sakykime, tai be kažkokios kritikos, konkurencijos buvo augimas ir buvo galima, jaučiausi, kad visada galiu klausti ir drąsiai klausti net pačių kvailiausių klausimų ir jie niekada nebus kvaili, juos bus atsakyta ir panašiai. Tai tas iš tikrųjų turbūt ta saugi aplinka davė postumį, žinios, kurios irgi padėjo susidėlioti dalykus į stalčiukus. Ir tas kalbant irgi apie pozicionavimą, jis irgi ne iš karto atėjo, aš irgi blaškiausi ir taip smagu, ir čia smagu, ir tas įdomu, ir tas toksai bandymas dalykų, bet čia gal buvo pernai metais, jei neklystu, Lina, kai pakvietei kaip papildomą dizainerį, aš jau buvau baigusi dizainerių sambūrį, kaip papildomą dizainerį pasidarbuoti prie projekto. Ir tai buvo aktyvaus laisvalaikio projektas ir man buvo, kur čia, iš karto viskas labai taip fainai, toks klik kažkoksai, tai ir aš supratau, ir aš tada ėmiau tokia savistaba savęs įvyko ir aš galvoju, bet juk natūralu, nes aš irgi mėgstu daryti tai, aš irgi mėgstu aktyviai leisti laisvalaikį, todėl aš suprantu šitą verslą, aš mėgstu keliauti, aš mėgstu apsistoti neįprastose vietose, todėl aš suprantu turizmo verslus, nes aš išbandžius pati daugą ir tada ėmiau suprasti, kad aš noriu ieškoti tokių verslų, aš noriu dirbti būtent su tokiais verslais. Ir gal kalbant apie paiešką klientų, jo gal iki šiol aš laukdavau, skiriau daug laiko ir networkingams ir panašiai, bet galiausiai nusprendžiau, kad aš noriu ieškoti tokių verslų. Aš konkrečiai žinau, su kokiais aš noriu verslais dirbti. Ir aš tada ėmiau naršyti, aš jų ieškau, susidarau visą laiką sąrašą, kur matau, kad galiu padėti ir irgi lygiai taip pačiai cold mailingo pagalba aš jiems rašau, nes aš matau, kad aš jiems galiu padėti ir man atrodo, kad man su jais būtų smagu dirbti, tai stengiausi ne tik laukti, kol mane rekomenduos, bet aš einu ir pati tą santykį su verslais, kad sakydama, žiūrėkit, stebiu jūs, man patinka, ką jūs darot ir galiu padėti. Tai tiek, man atrodo, jeigu kyla klausimų, matau rašo. Taip, yra keli klausimai, tai pakviesiu atsakyti. Tai visiems dabar jau labai svarbu, ar išsilavinimas dizaino srityje? Ne.
išsilavinimas yra mano visiškai iš kitos srities. Esu baigusi politikos mokslų bakalaurą ir esu Europos studijų magistrantė. Bet kažkaip tas dizainas atėjo turbūt per mano darbą. Aš dirbu Investuok Lietuvoje projektų vadovė ir ten dirbom daug su strateginiais įvairiais dokumentais ir mums reikėdavo be galo daug susimaketuoti prezentacijų, ataskaitų ir taip toliau. Ir čia būdavo mano pats smagiausias dalykas, kada mes pasidarydavom su kolegais aprašymus ir aš sakydavau, duokit, aš sumaketuosiu ir aš sėdėdavau, net neįsivaizduodama, kaip reikėtų galbūt ten gerai ir teisingai padaryti, bet aš skirdavau be proto daug laiko ir galiausiai jau domėtis, tai kaip teisingai maketuoti. Ir aišku, kad tas yra kelionė, aš vis dar irgi nesijaučiu, kad viską darau gerai, tiesiog, bet jaučiu, kad geriau nei vakar dariau, ar geriau nei prieš metus. Ir tas man yra, tas augimas svarbu. Tai ne dizaino srityje. Noriu akcentuoti 2 dalykus iš atsakymo, galbūt neužfiksavot. Labai svarbu lyginti su savim vakar ir registruoti savo pačių progresą, tai yra kelias motyvacijos link. Jeigu lyginame su kitais, mes nieko iš vis nebenorim daryti. Tai labai noriu atkreipti tai dėmesį. Ir kitas momentas, kurį, aišku, aš jau pamiršau per tą laiką, kol vardinau tą pirmąjį variantą, prisiminsiu, galbūt pasakysiu, bet irgi kažkas buvo labai svarbaus. Ir tuomet dar sekantis klausimas, kiek procentaliai tavo laiko užima dizainas ir kiek Bright? Po lygiai beveik sakyčiau, Brightas atima labai daug laiko iš tikrųjų. Tai yra ir kuo labiau bendruomenė auga, tuo daugiau atsakomybės nešam už tą bendruomenę. Tai iš tikrųjų, gal šiek tiek mano asmeniniai projektai kol kas daugiau, nes tai yra tai, iš ko aš išgyvenu. Brightas yra kol kas nenešantis dar visiškai jokių pajamų, mes daugiau viską reinvestuojam į tai, ką gaunam, bet to laiko daugėja ir jeigu procentaliai, kokia 40%, 35% mano laiko Brightas tikrai atima ir auga. Bet to vėlgi kas irgi svarbu, mes matom, kad tai auga ir, sakykime, Brighto pusėje galbūt tai, kad mes pasikvietėm jau pagalbos iš šalies. Tai yra, kad turim virtualią asistentę, kuri mums padeda sutvarkyti tuos visus mechaninius dalykus, kuriems mes nenorėtumėm skirti laiko. Tai va čia tas nukrito turbūt, nes buvo jau 50-50, bet pasikvietėm pagalbą iš šalies, dabar šiek tiek to krūvio sumažėjo. Taip, ir tuomet sekantis klausimas apie klientus. Birutė, neišvengsi klausimo, kaip matau. Tai kaip radai klientų, galbūt pirmuosius tuos klientus, tarkim, vizualinio identiteto, bet taip lyg ir minėjai, kad cold emailingas, tiesiog randi klientą ir siunti, bet galėsi papildyti. Ir ar klientai lietuviai ar prancūzai? Čia aktuali tema. Pirmi klientai tai taip irgi atėjo iš mano rato. Tai yra iš mano pažįstamų draugų ir šeimos ir buvusių bendradarbių. Tai pats pirmas jie mane susirado. Bet tau reikėjo informuoti, kad tu dabar darai tai, nes jie nežinodami tau negali parašyti. Taip, tą aš ir padariau, kad ir aišku, tai kaip ir visiems, ką ir Gintarė minėjo, irgi iš pradžių tas buvo slėpimasis, bent jau mano slėpimasis už savo brando, kad lyg ir aš už jo, bet lyg ir ne aš. Ir paskui, bet tai vyko etapas ir turbūt natūraliai, kuo tu daugiau tos drąsos, bet aišku, eiti iš komforto zonos, netėjo laikas diena, kur aš sakiau, va šiandien tai aš jau labai jaučiuosi pasitikinti savim ir dabar aš čia visiems paskelbsiu, kad aš esu dizainerė. Ne, tai atėjo, kur buvo nedrąsu, bet galvoju, arba dabar, arba nedarai nieko toliau, nes čia nieko nesigaus. Tai tiesiog tas toksai savęs išmetimas vis iš tos komforto zonos. Tai pirmi klientai, kaip ir minėjau, atėjo daugiau per rekomendacijas, tada tie klientai rekomendavo toliau, kad mes čia dirbam ir viskas gerai. Bet aš matydavau, kad ateina ne visą laiką tie, kuriuos aš noriu, kad ateitų, sakykime. Taip, tu vis tiek bandai, komunikuoji, pasiekti juos. Tai dabar aš bandau ieškoti pati ir jau šiek tiek viduje savo susistrateguoju. Jeigu iš pradžių pas mane viskas buvo kažkaip tai, kaip sugalvosiu šiandien, taip pabandysiu padaryti, bet dabar aš stebiu tuos procesus, kuriuos aš darau. Ar jie
ar yra rezultatas, ar nėra rezultato. Jeigu nėra rezultato, sakykime, tai visą laiką testiniai tokie, sakyčiau, nėra rezultato, žiūriu, kas, tada vėlgi, kai turi tą užuovėją ar pas ką gali pasiklausti, vėlgi aš visą laiką savo idėjom keliauju, jeigu ne pas, sakykime, Viktorija ir Giedrė, mūsų Braito komanda, tai tada visą laiką galima dizainerių sambūrį paklausti, kad vat, aš darau kažką, kaip manot, koks grįžtamasis ryšys. Tai turbūt šiek tiek įsivardinimas irgi tas, kas yra mano klientai, man padėjo daug lengviau eiti ir jų pačiai ieškoti. Ir tai vat tiek. Gerai. Ačiū tuomet, Birute, už tavo istoriją, už tavo pasidalinimus, už tuos metodus, kuriais pasidalini. Atkreipkite dėmesį, kad labai skirtingai ir Gintarė, ir Birutė juda, bet jos juda savo tikslo link, ar ne, savo klientų, ir pas jas netgi klientai ir stilistikos yra be galo skirtingos. Randa vietą po saulę. Valio. Ai, dar pamiršau apie Taip. Prancūziją, nebuvo Taip. klausimas. Taip. Tai aš irgi kaip ir Gintarė minėjo, aš dirbu daugiau su lietuviais. Esu gavusi Prancūzijoje užklausų per Instagramą, bet mano prancūzų kalba nėra labai laisva ir aš kažkaip gal nesijaučiu komfortabiliai šitoje vietoje, o prancūzai su anglų kalba turi problemų. Tai mes čia šiek tiek klešinam šitoje vietoje ir tai aš kažkaip kol dar turiu kol kas pakankamai darbo Lietuvoje, sakykime taip, aš kažkaip ir neneriu į tą. Iš pradžių, kai buvau dar pačiam pradžioj, galvoju, ai, tai čia pradėsiu Prancūziją, bet aš suvokiau, kad man be proto daug laiko užtrunka, sakykime, paruošti komunikaciją ir panašiai, ir aš nusprendžiau, kad vis tik, dirbsiu daugiau su lietuviais, neatmetu galimybės eiti į Prancūziją ar bandyti Prancūzijoje, čia tikrai yra ką veikti. Tikrai, kai pamatau kartais irgi ir puslapius, ir logotipus, kur galvoju, čia galima daug viską nuveikti, bet turbūt kalba yra pagrindinis barjeras. Gerai. Tai viskas. Ačiū, Birute, tuomet, kad pasidalinai. Ir tuomet aš kviečiu Eriką. Tai Erika, tu gali galbūt pati prisistatyti, kaip tu čia dabar atsidūrei šitoj prezentacijai su ta krūva žmonių, kurie labai baisus ir nukas tau koją. Įsijung garsą, Erika. Nesigirdi tavęs. Ne, nesigirdi. Galbūt pabandyk prisijungti ir dar kartą atsijungti ir prisijungti dar kartą, gerai, galbūt tada kas nors įveiks. Aš pakviesiu tuomet Simoną, gerai, vietoj tavęs, palauksim, kol prisijungti. Tai Simona netikėtai tapsi trečiąją pranešėją. Ir Simona turi, aš iš tikrųjų Instagrame padariau klaidą ir man Simona parašė: Lina, aš ne 8 metų patirtį turiu, o 12. Tai čia yra svarbu tą paminėti, kad visgi 12 metų patirtis yra ta patirtis, kuri verta atkreipti dėmesį, tai yra jau daug ir tikrai žmogus jau turi ką papasakoti ir kuo pasidalinti, tai galbūt, Simona, galiu tave pakviesti, pasidalinti savo istoriją ir tikiuosi, kad tavo garsiakalbis tai jau tikrai veiks. Nežinau, girdit mane? Jei. Tai labas visiems, džiugu, kad jūsų šiandien tiek daug, aišku, ir nejauku matyti tokį skaičių, čia turbūt, žinai, reikia, bet turbūt niekas nepripranta prie viešo kalbėjimo. Tai prisistatysiu, esu Simona, kaip matot, jei trumpai, tai esu diplomuotas grafikos dizaineris, kuris dizaino vandenyne nardo jau virš 12 metų. Per tos metus teko dirbti įvairiose įmonėse, kurios teikdavo tiek tam tikras paslaugas arba gamindavo produktus. Ir patys darbai, pačių jų amplitudė atliktų yra labai plati, tiek nuo lankstinukų iki didžiulių pasaulinių parodų stendų. Tai pastaruosius metus labai stipriai gyvenime norėjau pokyčių, nes jaučiausi lyg stovėčiau vietoje, neinu į priekį ir atrodo nebesprantu ką ir dėl ko darau. Tai praėjusių metų ketvirtis man tų pokyčių pažėrė su kaupu. Tai visiems sakau, svajokit atsargiai, nes tikrai svajonės pildosi. Tai žodžiu, gavau priverstinę pertrauką nuo darbo
Ir neslėpsiu, tikrai buvo šokas, kaip aš ką toliau darysiu, iš ko gyvensiu, nes vis tiek yra ir finansiniai įsipareigojimai ir panašiai. Bet nurimau ir kažkaip viskas, nežinau, visi atsakymai atėjo, nes aš taip savo išsikėliau tokį, o tai kada, jeigu ne dabar, kada aš gausiu vėl kažkokią pertrauką, kurią galėčiau maks skirti savo, nes gal ateityje aš tokios pertraukos daugiau ir neturėsiu. Tai taip kažkaip vat, viskas savo laiku atėjo ir atėjo Lina su savo mentorystė. Tai va, tai kurią čia užbaigiau praeitų metų gruodį, čia visai neseniai. Tai va, tai aš savo esu pasakius, kad čia yra pati geriausia investicija ir kaip juokauju, negaila nei vieno eurūko, nes viskas atsipirko ir su kaupu. Ir aš gavau visus atsakymus, į kuriuos aš seniai ieškojau, atsakymų, kur seniai ilgai labai ieškojau. Tai va, tai greičiausiai klausit, kokie tie klausimai ir ką aš iš tos mentorystės išsinešiau. Tai man tikrai labai padėjo susivokti, dėl ko aš tai darau, patį dizainą, dėl ko kuriu, kokią pridėtinę vertę mano darbas suteikia verslui. Išgirdau savo pamestą vidinį balsą. Lina neduos man pameluoti, kokia aš buvau pačioj pradžioj mentorystės ir kaip aš eigoje keičiausi. Net ir Lina, matau, yra grupiokų iš savo kurso. Jie irgi tą visą mano progresą matė. Tai jo, išgirdau save ir ką turėčiau padaryti ir pakeisti, kad pritraukčiau ten klientus išgrynintus, su kokiais dabar norėčiau dirbti. Ir pačio kurso eigoje aš, kadangi išgirdau save, supratau, su kuo noriu dirbti, atsirado ir mano brandas, logotipas, pavadinimas, spalvas ir žinau, kaip noriu komunikuoti ir kaip ką daryti. Taip pat įgavau drąsos rodyti savo darbus, nes taip, aš per 12 metų aš niekur savo darbų nekėliau, nes man buvo žiauriai gėda ir nejauku jos kažkur viešai kelti. Tai pirmieji stepsai buvo uždaroj mūsų bendruomeniai ir dabar jau čia prasidės komunikacija greitai į išorę, tai jie, žodžiu, vyksta, kas yra didelis progresas man. Dar vienas dalykas, kas man buvo labai svarbus, padėjo man pamatyti šitą mentorystę, kad kiti dizaineriai nėra mano konkurentai. Dabar aš juos visus žiūriu kaip į kolegas, su kuriais galiu palaikant ryšius sukurti kažkokius gražius dalykus. Nebėra to nejaukumo parašyti ir pasidžiaugti jų gyvenintų kažkokių projektų. Čia dabar neseniausiai irgi vyko toks atsitiktinumas, kad yra viena mergina, kuri čia baigusi mentorystę, bet aš ją žinau iš anksčiau, nes jinai kuria vestuvinius kvietimus. Aš anksčiau irgi to užsiimdavau. Ir jinai man buvo viena iš tų, kuri mane inspiravo, labai gražus jos darbai būdavo ir aš jai niekada nieko nerašiau. Ir čia dabar kažkaip neseniai mes su ja susirašėm. Ir pasirodo, kad mes abidvi viena kita buvom susižavėjimas. Ir galvoju, wow, geras, kaip faini atsitiktinumai. Tai va, ir vien dėl to, kad išdrįsau parašyti ir pagirti ir užsimezgė draugystė. Tai va, ir žinoma, visą tą bendruomenę, kuri palaiko ir padeda išspręsti iškilusius klausimus ir siekti savų tikslų. Nes, kad ir pasibaigus mentorystėje, mes turim tos atskaitomybės uždarus klubus, kur mes su merginom kas savaitę susitinkam, išsikeliam mažus tikslus savaitinius ir sekančiam susitikimui mes juos turim jau būti įgyvendinę. Jeigu neįvyksta, tada padedam išspręsti juos, kad juos įgyvendintume. Tai va, tai tas labai yra fainai ir labai džiugu. Tai aš čia gal labai monologų išsiplėčiau. Lina, gal nori kažką paklausti? Tai viskas gerai, Simona, tai žinai, pasakoji, tai tiesiog galbūt dabar galėtum dar šiek tiek pasidalinti, tu dabar esi tame įdomiame etape, kada darai pauzę, kaip sakai, priverstinę pauzę. Ir koks tas jausmas būti pauzėje, nes vis tiek tai yra daug psichologinių momentų, kuriuos reikia suvaldyti. Jeigu kažkuo tuo pasidalint, kad kiti išdrįstų tą pauzę padaryti nuo savo busy maketavimo ar ten dizaino darbų ir pasiruoštų tam sekančiam etapui energijos, laiko, dėmesio. Jo, tai
nu, pavyzdžiui, pas mane finansinė situacija nėra, žinai, pati lengviausia, man irgi buvo šokas, aš dar kaip tik buvau didelį pirkinį pasidarius, kad čia man atleidžia ir panašiai. Tai pirmiausia, nežinau, aš iš savo pozicijos, tai pirmiausia, finansus susidėliojau, kaip man reikės gyventi. Taip, aš įstojau į darbo biržą ir aš dabar gyvenu iš darbo biržos pašalpos tos išmokas. Ir man tai padeda bent jau šiek tiek dabar iš finansinės pusės nestraglinti ir negalvoti ir fokusą dėti į savęs tobulinimą ir auginimą. Tai va, tai aš iš tos pusės sakau, mano straglas buvo, tai aš nežinau, kaip kitiem irgi gyventi iš kažko reikia. Tai jeigu dirba samdomą darbą ir galbūt norit keisti karjerą... Pasistengit, kad jūs išmestų. Gal nereikia. Gal nereikia tokio streso, kad išmestų, bet jeigu norit padaryti tą žingsnį, tai pasiplanuokit, atsidėkit kažkiek santaupų. Ir darbo birža tikrai gelbėjo, nes aš, pavyzdžiui, dabar į dar vienus kursus išėjau, kurie yra tikrai nepigus, į Atomic Garden būsiu brand manageris dabar dar. Tai sakau, aš šitą laikotarpį išnaudoju, 100% kaip priklauso. Tai va, tai nežinau, atsakiau klausimą, gal atsakiau. Atsakei, taip, tiesiog laiko susivokti. Taip, ir dabar, Simona, ar galėtum pasidalinti, kas konkrečiai paskatino išeiti į viešumą ir pradėti kalbėti apie save? Tai visi turbūt šitą yra Linos idėja, kad mes nenorim būti viešai, kaip ten saugomos paslaptys esame šitos labai slaptos. Tai geriausiai pasaulyje saugomos paslaptys yra visi grafikos dizaineriai. Didžioji dauguma. Ir man tai padėjo susivokti, kad aš nieko nekomunikuoju, aš tiek patirties visokios iš visur esu sukaupus ir tyliu, ir nieko nerodau, ir nieko nesakau. Ir man ta mentorystė kažkaip ir tikslų visų išsikėlimas pradėjo prasilaužti tuos tikslus, nes aš dabar labiau komunikuoju LinkedIn'e, ko aš gyvenime nekomunikau ir man ten iš vis buvo žiauriai baisu ir ką čia galvos apie mane bendruomenė, bet aš kažkaip šitą prasilaužiau ir dabar ten varau su tais postais, bet ateis ir Instagramo eilė, nes aš pagaliau pasidariau savo brando fotosesiją praeitą savaitę, metų įvykis pasidarė. Tai turėdama profesionalias nuotraukas, aš turiu jau susistrategavus, kaip ką komunikuosiu, tai pareis ir tenais šitas kanalas. Tai va. Ačiū, Simona. Atsakei į klausimą. Daugiau klausimų tau dabar lyg ir nėra. Tai tikiuosi, kad išgirdote Simonos istoriją, kad galima ir sustoti, ir 12 metų irgi yra galimybė sustoti, persikvalifikuoti, pasižiūrėti, kur link noriu eiti, galbūt man kažkas tiko, netiko. Na ir kviečiu paskutinę svečią. Erika, pabandom su mikrofonu. Ar girdit mane? Jei, viskas girdisi, valio. Taip, tai prašau, pasidalink. Tai esu Erika. 6 metus dirbu su grafikos dizainu, išsilavinimo neturiu toje srityje. Tai sambūrį baigiau ką tik prieš kelis mėnesius ir tokį drastišką padariau sprendimą gyvenime, išeiti iš darbo samdomo ir pradėti savo veiklą. Tai aišku, prisidėjo labai sambūris stipriai. Dar prisidėjo tai, kad gavau paramą savo verslui kurti. Taip, kad ir dizaineriai gali kurti savo verslą. Ir ką dabar darau būtent, tai tiesiog mažais žingsniais bandau išlįsti į paviršių, bandau po truputį komunikuoti apie save ir bandau eiti per tą kelią, kad rodyti save ne tik kaip dizainerį, bet kaip ir asmenybę. Nes vis tiek kiekvienas verslas yra žmogus, o žmogus žmogų traukia, tai bandau eiti per tą pusę, kad ne tik savo darbus parodyti, bet kad ir aš esu žmogus, kuo aš gyvenu, kokios mano vertybės. Tai va, ir stengiuosi būti nuosekli. Kad ir mažai žingsniais, bet stengiuosi nepamesti, toks mano planas daryti, eiti priekį ir kaip Lina sako, siekti daug, bet daryti geriau mažesniais žingsniais po nedaug. Tai va, tai tą ir darau. O dėl pačių klientų ir darbo krūvio, tai iš tiesų galiu pasidalinti savo būdu, kaip aš gaunu dizaino projektus, nes šiaip pagrinde dabar dirbu su identitetais vizualiniais. Tai mano būdas buvo būtent partnerystė. Tai aš turiu žmogų, su kuriuo bendradarbiauju
ir jis man pilnai duoda dizaino darbus. Tai yra, jis komunikuoja su klientais, o man lieka būtent ta pusė išpildyti visus dizaino sprendimus. Tai pradžioje man dabar yra labai labai geras būdas tiek turėti būtent tą pilną krūvį, tiek kaupti patirtį, tiek savęs ieškoti savo tam tikro stiliaus. Tai kviečiu ir kitus iš tiesų nebijoti bendradarbiauti. Mano atveju aš bendradarbiauju su prekinių ženklų strategija. Tai va. O ką dar papasakot, tai iš tikro mentorystę, kodėl pasirinkau ir dėl ko dvejojau, prisimenu. Tai iš tikro identitetus kurti pradėjau dar ne taip senai. Dar net nėra pilnų metų. Ir atsimenu, kaip sužinojau apie sambūrį, svarsčiau, ar tikrai čia sužinosiu tam sambūrį, kaip čia jau tos tokius stiprius identitetus sukurt, kai matydavau sambūriečių jau įgyvendintus projektus, man jie atrodydavo, wow, aš taip tikrai niekada neišmoksiu, nesuprasiu, kaip čia padaryti. Tai dėl to bijojau, atsimenu, ar tikrai aš jau gausiu tų žinių. Bet pasirodo, aš jų gavau ir pagaliau po truputėlį pradedu suprasti, kas, kame, kaip jie turi gimti, kas yra svarbu juos kuriant, kaip juos reikia pažiūrėti. Tai tos žinios buvo labai nerealios ir neįkainojamos. Tai tas visas procesas, kurį parodė Lina mokymų metu, tiek tas bendravimas su klientais, visos žinios buvo tikrai nerealios. Mano darbų kokybė tikrai labai paaugo. Aišku, aš jų dar niekur nesu kol kas įdėsiu, bet pati matau augimą ir su kolegė, kur kartu dirbom, jinai irgi pastebėjo, kaip po sambūrio mano darbai jau pagerėjo. Tai tas labai džiugu. Ir aišku, man tas dar nuostabus dalykas bendruomenės, jo radimas, tai aš anksčiau realiai neturėjau jokių pažįstamų dizainerių praktiškai nei vieno. Tai kad tu gali gauti pagalbą, kokios tau tik reikia ir susirasti net draugų dizainerių, man čia buvo wow. Tai labai dėl to esu laiminga ir labai džiaugiuosi. Tai ką dar galėčiau pasakyti. Ačiū, Erika, už pasidalinimą. Užduosiu klausimą, kurį rašo ir iš tikrųjų du žmonės parašė, kaip gauti tą partnerę. Visi dabar nori tų partnerių, tai kaip tu ją pažint gavai? Mano istorija yra tokia, kad gal tikriausiai per pažintis gavau. Iš tikrųjų, tai prieš tai dirbau su ta moterim darbe savo ir jinai išėjo iš darbo ir įkūrė savo įmonę ir tada pasiūlė tiesiog man dirbti kartu su ja. Tai realiai per pažįstamų ratą viskas įvyko. Aš galiu pasidalinti savo istoriją, nes aš irgi kažkuriuo tai savo gyvenimo periodu, kai buvau antrame lygyje, pavadinkim taip, irgi per partnerius gaudavau užsakymą, kaip gavau partnerystę. Kažkas paprašė papaišyti stilizuotas versijas videoklipui. Aš papaišiau, padariau greit, gerai, tada bandė duoti dar kažką ir volia, ir gimė partnerystė. Ir mes ten, man atrodo, 2 ar 3 metus dirbom su pasaulinio lygio ženklais, kaip Stanley, ten nepamenu kitų, ten visokie Fenai ir panašiai. Ir man tai buvo labai gera pradžia, lipant iš savo mindseto, kad 600 eurų yra labai gerai, jeigu uždirbsiu tik tais tiek, kiek dirbau ten agentūrai, bus labai labai gerai. Suvokt, kad aš galiu daugiau, kad man nereikia apsiriboti ir būtent tas freelancas, man atrodo, yra ta dalis, kur leidžia mums patiems išlipti iš savo pačių rėmų, iš atlyginimo dėžutės. Tai Gintarė dar kelia ranką, irgi galbūt pasidalins. Versa. Apie tai, kaip tas partnerystės, parašiau, kad megzti kontaktus su marketingo komunikacijos specialistais ir panašiai, nes aš turėjau 2 klientės, netgi kuriom dariau identitetus, irgi jos mane rado per turbūt tą patį She's Glowing berods. Ir jos abi yra marketingo komunikacijos specialistės ir dabar jos man siunčia savo klientus, nes jam patiko patirtis kartu ir netgi dirbam bendradarbiaujant, kad per jas dirbam visi komandai. Ir lygiai taip pat su Lina irgi kartais dirbam prie projektų. Irgi partnerystė. Taip, irgi partnerystė. Taip, aš nesu vienu dizaineriu iš sambūrio, po to dirbu, jeigu randu, kad stilistika yra tinkama, tai mes tiesiog tęsiam bendravimą. Dar Simona nori pasisakyti? Aš irgi galiu dar prisidėti prie to, nes man darbu ateina irgi iš mano
kontaktų marketingistų, nes aš kaip dirbu įvairiausiai irgi įmonėse, tai mes gerą ryšį esam palaikę, tai arba mane rekomenduoja, nežino, kaip aš dirbu, ir paskui vat, šitas ratas ir užsisuka, tai nebijokit laikyti gerą ryšį su marketingistais ir juos tagint visur. Pulkit, atakuokit, LinkedIn'e. Galų gale yra paprastas patarimas. Jeigu keičiat profesiją, išeinat freelancing, parašykit laišką visiems buvusiems kolegoms. Labas, mes kartu dirbom. Jeigu ką, mano kelionė baigėsi čia. Jeigu turėsi kokių projektų ar matysi mane savo komandai, mielai susiskambinat. Paprastas laiškas jums gali atnešti nežinia net ką. Nežinia ką, jūs niekada nežinote. Ir atkreipkite dėmesį, va dabar girdėjom 4 žmonių istorijas, ar ne? Vieni baigė prieš 4 metus ar 3 metus, ar ne? Vieni prieš 2, kiti tik ką baigė. Visi yra skirtingose etapuose, bet jie visi juda savo tikslų link. Jie bando, eksperimentuoja, nes, na, ir kelionės visų labai skirtingos. Vieni rado ir kiekvienas jūs turit savo gyvenimo istoriją, jūs turit savo kažkokius kontaktus. Aš pamenu pirmą kartą, kai aš tik pradėjau rimtai žiūrėti į freelancą, aš atsimenu, neturiu aš jokių pažįstamų. Nu ir viskas, neturiu, nėra, aš neturiu kam parašyti, neturiu. Bet tada atsisėdau ir, pradėjau rašyti. Ir aš susirašiau bent 12 žmonių, kuriems čia ir dabar galiu parašyti ir juos informuoti apie savo pokytį. Ta aš ir padariau. Čia ir yra ta pradžia. Mums tik atrodo, kad nėra kaip, nėra ką, nėra kaip, bet iš tiesų tai nėra tiesa, nes mes iš tiesų turime tų kontaktų ir tikrai galime jais visais pasinaudoti siekiant savo pačių tikslų. Ir niekaip kitaip. Tai va. Tai o dabar aš norėjau pasidalinti trumpai apie mentorystės kursą, nes šiandien mes, kaip ir minėjau prieš tai, ne tik tais kalbame ir dalinamės istorijomis, bet tai tuo pačiu ir yra man šventė ir kitiems galbūt dizaineriams šventė, kada mes galime iš tiesų pakalbėti ir pasidalinti ir galiu pakviesti jūs prisijungti bent jau pirmajam susipažinimui, kas yra ta mentorystė ir apie ką čia visi kalba ir kas čia per sektą, kodėl čia visi tokius gerus atsiliepimus. Aš iš tiesų netgi girdėjau kažkada komentarą, Lina, atsiliepimai yra per geri, netikiu, kad jie tikri. Tai už tai kartais kviečiu tiesiog žmonės susikontaktuoti su žmonėmis, kurie yra baigę, ta prasme, nes tai bus jau nebe aš kalbanti apie tuos atsiliepimus, bet bus patys žmonės besidalinantys savo istorijom ir savo patirtimi, kuriems aš jau įtakos nepridarysiu, kas tenais per dalykas. Tai renkama nauja grupė nuo kovo 7 dienos. Apie ką čia mes kalbam? Kas yra ta mentorystė? Tai yra 12 savaičių programa, kurioje jūs įgyvendinsit 2 vizualinio identiteto projektus, kuriuos tikrai galėsite įsidėti į portfolio. Tuomet mes turėsime iš 12 ar 14 susitikimų bent 6 susitikimai roleplay. Reiškia, mes praktikuojamės pagal tam tikrą metodą iš tiesų kalbėti ir bendrauti su klientu. Nes jeigu aš jums parodysiu pavyzdį ir pasakysiu, ką daryti, kol jūs to įgūdžio neturėsit, jums tiesiog nieko nesigaus. Reikia praktikuotis, kitaip neveikia. Ir trečia dalis, kuri yra be galo svarbi, susiformuosit savo brandą, bent jau pradėsit suvokti, kas tai yra ir kaip apie save kalbėti ir kaip komunikuoti. Minėjo apie pozicionavimą čia ir Birutė, ir Gintarė, kad tai visgi tas suvokimas, kas aš esu, irgi ateina ne iš to, kas aš nusprendžiu būti, bet kaip mane mato kiti. Ir bendruomenė irgi gali padėti pamatyti, kas tu tokia esi, kokios tavo stiprybės ir pagal tai statyti savo komunikaciją, kas yra svarbiausia. Ir kas laukia, ar ne, kaip mes viso to pasiekėm, kaip mes pasiekėm to profesionalumo lygio. Tai yra susitikimai su manim, su mentore, kas savaitę tiesioginis, papildomas užduotis, atsakymai į klausimus ir palaikymas. Tuomet yra bendravimo platforma, tai realiai, kaip kad dizaineriai irgi sako, o geras, ir 10 galima sulaukti atsakymų, būna prieš miego, atsakau į klausimus, jeigu žmonėm kyla, ar ne, tai pasistengiu tą padaryti. Tai tikrai palaikymas yra 24/7. Ir minėtas atskaitomybės klubas, kad po mentorystės visi yra subūriami į grupės, turėti savo komandą, judėti į priekį. Atskaitomybės klubas, tai reiškia, jeigu pasakiau, kad nuo pirmadienio darysiu Instagramą, tai bus bent 2 žmonės, kurie pasakys, tai kur tas postas, tai ko čia dabar nepaleidai, paleis. Ir galų gale tai įvyksta po truputėlį, žingsnis po žingsnį.
ir ką galite tikėti sukurti ir kodėl mokymų centre. Tai va čia irgi tie patys darbai, kuriuos Erika minėjo, žiūrėjau ir galvojau, ar aš čia galėsiu ar sukursiu, bet iš esmės tai yra darbai, kuriuos sukuria, tarkim, 3 metų patirtį turintis dizaineris, čia 7, 8, čia 1 arba galbūt net bit kursus, man rodos, baigęs dizaineris kūrė, aišku, kažkiek prisidėjau ir aš ir padėjau. Čia irgi yra, man rodos, 1 metų turinčios dizainerės kurtas identitetas, naudojant visus tuos dizaino proceso metodus, kuriais aš dalinuosi mentorystės programoje. Ir kodėl mokymų centre yra vizualinis identitetas. Jeigu gerai pagalvotumėt, tai ateitų tas toksai suvokimas, beanalizuojant, kas yra vizualinis identitetas arba kas yra dizainas, kad visa tai išplaukia iš prekinio ženklo. Jūs verslams kūrėte dizainus, skrajutės, socialinės medijos, svetainės ar panašiai. Visas šitas dizainas yra prekinio ženklo dalis, brendo dalis. Kas yra vizuali reprezentacija brendo? Vizualinis identitetas. Ir tada, kada mes išmokstame suvokti, kas yra vizualinis identitetas, tada mes galime lengviau kurti ir skrajutės, ir banerius, ir panašiai, ypatingai, kai turime susikūrę vizualinį identitetą Stylescape formatu. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, kad pradėkite kurti identitetus Stylescape formatu, suvokiant, kad tai nėra tiesiog vizualinė išraiška, kad tai yra visgi visa dizaino visuma apibrėžianti visas kitas dizaino išraiškas, visus kitus maketus. Tai va dėl to yra kursas pastatytas būtent ant vizualinio identiteto, nes mokant kurti tai, sukursit ir svetainę, ir skrajutę, ir banerį, ir ateis suvokimas, kaip visą tai daryti. Žingsnis po žingsnio. Ir kursą 100% rekomenduoja kursą baigę dizaineriai. Tai galite pasiskaityti vėlgi atsiliepimų skiltyje, yra ir video formato atsiliepimų. Ir kodėl? Nes kursas iš tiesų padeda pagrindą pro lygį. Tai kiekvienas galbūt turėsit skirtingus tikslus. Vieni norės pakelt kainas, kiti norės išdrįsti, kiti norės mesti darbą, kiti tiesiog pasitikėti savimi, kad ir kas tai būtų. Kiekvieną kartą, kiekvienas kursas, kiekvienas žmogus esantis kursai išsikelia savo tikslą pirmoje paskaitoje ir tuomet mes mokomės įvairiais būdais, kaip tą tikslą pasiekti. Tai pirmiausiai, dizaino įgūdžiai, tuomet kalbėjimas su klientu ir trečiasis, o kaip apie save kalbėti. Nes pasitikėjimas iš tiesų eina antras po drąsos. Drąsa kalbėti, drąsa eksperimentuoti, drąsa bandyti. Ir tik tada, kai mes jau daug kartų darom tą patį per tą patį, tik tada ateina pasitikėjimas, tik tada. O labai daug žmonių, nesakau, kad tik dizainerių, bet žmonių daro taip, kai pasitikėsiu savim, parašysiu, kai pasitikėsiu savim, sukursiu, kai pasitikėsiu savim, tada jau galėsiu kažką daryti. Ne. Pirmą darom, o tada ateina pasitikėjimas. Ir šiandien tiems, kurie prisijungėt prie šito susitikimo, kaip išsiskirti iš dizainerių ir kaip rasti tą savo kelią, rasti savo klientus, tai šiandien tiesiog pristatau, kokios yra galimybės. Ir pirmas žingsnis profesionalumo link ir atsakymų radimų į tuos klausimus, nuo kurių tikrai neduoda joks universitetas arba jokia kolegija ar ten kažkokie googlinimai tutorialų, prasideda nuo individualaus paketo, kuriame rasit paskaitų įrašus temomis, kurios veda link pro lygio. Kaip išsikelti tikslus, kaip bendrauti, kaip įkainius susidėlioti, kaip susikurti portfolio, kaip savo asmeninį prekinį ženklą. Tai yra visos pamokos, kurios egzistuoja mentorystėje, įraše, kur galite įsigyti ir žiūrėti patys, kada jums yra aktualu. Tai kas toliau? 36 video pamokos, 21 praktinė užduotis. Visada egzistuoja toks dalykas kaip pinigų grąžinimo garantija. Įsigijot kažką, kas jums netinka, parašykit laišką. Tikrai grąžinsiu, man tikrai nereikalinga parduoti, aš tiesiog vėl, mano tikslas yra padėti dizaineriams judėti profesionalumo link, padėti galbūt net tokią misiją pats dizainerių sambūris išsikels jaučiu netrukus, tiesiog pakelti grafinio dizaino lygį. Nes tada, kada mes suvokiam, kad grafinis dizainas nėra grafiniai elementai, spalvos, šriftai, o verslo įrankis pasiekti tikslus. Kai pradedam suvokti, kokie tie verslo aspektai jungiasi su dizainu, tada mes iš tiesų pradedam ir suvokti, kaip tas dizainas turi būti kuriamas, kad tai vyktų. Ir yra įmokos skaidimas dalimis, jeigu tarkim suma didelė, kalbam apie skaidimą, jeigu norit, prašau, galit.
Ir būtent visi tie, kurie dalyvaujat, kurie užsiregistravo šitam, šiaip tai nėra parduodama oficialiai, bet kiekvienas gaus finalinio darbo mentorės įvertinimą. Atlikę tą darbą, prikabinkit man ir pasidalinsiu savo įžvalgomis, kaip tą darbą galima padaryti geriau. Tai nėra, šitame pirmame žingsnėje nėra gyvų susitikimų su manim, bet yra video įrašai ir visi atsakymai ir visada galite žengti tą pirmą žingsnį. Ir tiems, kurie jau svarstytų apie tą profesionalesnį kelią arba greitesnį žinių įsisavinimą, suvokimą, kurie iš tiesų nori apie bendruomenę, yra vietos rezervacija, ta pati suma. Ir likusi suma yra išsimokėtina. Tai yra jau pilna mentorystės programa, 3 mėnesių, kada mes bendraujam ir susitinkat su tais pačiais nariais, kurie šiandien prisijungia ir su savo grupė bendraujate. Ir pagrindinis skirtumas, ar ne, tarp Pro ir Pro Max, nes šie metai yra pirmieji, kada aš duodu pasirinkti kažkokius tai paketus, mokymosi planus, tai skiriasi tuo, jog Pro Max įgyvendina užsakymą tikram klientui. Jį rekomenduoju rinktis tiems dizaineriams, kurie turi, tarkim, 3-4 metų patirtį, kurie jau turi tų maketavimo daugiau įgūdžių, kaip šriftų derinimas, spalvos ir panašiai, o Pro pakete tuo metu atliksime tiesiog užsakymą pagal briefą, tam, kad galėtume mokyti saugiai, nekeldami savo per daug streso. Abu yra identiški, skiriasi tik tas vienas dalykas, kam atliksite praktinį darbą. Tai va, tai čia būtų tokie, aš jums elektroninėme laiške dar surašysiu, kaip čia kas atrodo ir gausite visas nuorodas, galėsite daugiau pasiskaityti. Ir jeigu jums įdomu, kaip tapti pro dizaineriu, kviečiu asmeniniai konsultacijai, kurios metu surasime tinkamiausią kelią profesionalumo link tinkamą tik tau. Taip, kad tikrai galite drąsiai registruotis, aš mielai padedu visiems. Ir dovanos, nes minėjau apie dovanas, tai jums šiuo metu į pokalbių skiltį įdėsiu nuorodas, kuriuose galėsite pasimti 2 dovanas, nes kalbėjau apie tai, kad bus 2 dovanos, tai taip netrukus aš jas surasiu ir galėsiu įdėti. Ir dovanos bus tokios. Taip. Sąrašas, ką reikia daryti, kad taptumėte profesionaliu grafikos dizaineriu, bei naudingų nuorodų sąrašas. Ką galite skaityti, kuo domėtis tam, kad jūs judėtumėt to tikslo link. Tai išsisaugokit šitas nuorodas arba parsisiųskite ir turėkite su savim prisiminimui, kas ir kaip dėliojasi ir kas yra svarbu. Ir jeigu turite dar kokių klausimų, aš mielai jums į visus tuos klausimus atsakysiu. Taip pat galite pasidalinti savo patirtimi, savo galbūt atėjusiais suvokimais iš šio susitikimo, ar pasižymėjot kažką svarbaus, ar išgirdote, kur tas kitas profesionalumo lygis ir kaip galėtumėte keliauti profesionalumo link. Tai aš vieną klausimą esu įsikėlus, tikrai, kurį norėčiau atsakyti, tai baigiant kursus man kaip tik dėstytojas paminėjo, kad reikia pradžiai pradėti su lengvesniais darbais, nesudėtingais, logos, skrajutėm ir taip toliau. Ar tai yra tiesa? Rasa, man rodo, klausė, tai Rasa paprastai atsakysiu. Tavo yra lygis 1 ir tau reikia paragauti kuo daugiau ledų. Ragauk visų, kiek tik turi skonių, tam, kad už 1-2 žinotum, o kas tau skanu. Ir galėtum pradėti fokusuotis į kažką, kas tau iš tiesų įdomu ir pradėti po truputėlį kelti kainas. Bet vėlgi, kiekvienas randa savo kelionę, nebūtinai visiems reikia eiti per tą Facebook'o grupių mėsmalę ir paslaugos LT mėsmalę, kiekvienas gali atrasti savo kelią. Tai čia būtų atsakymas, jeigu kiltų daugiau klausimų, tai būtinai parašykit. Dar buvo klausimas, man rodos, iš Gedo. Ar eina šiais laikais išgyventi iš brandingo ir panašių dalykų? Teisingai, ar ne? Kažkas tokio iš logotipo ir brandingo dalykų. Tai, taip, eina, puikiai. Nejaučiu jokio skirtumo. Nei su tuo, kas buvo prieš metus ar 2. Nejaučiu. Prašau. Čia labiau klausiu iš tikro tų pasisakiusių, ar joms dabar pavyksta?
Na gerai, tai tuomet turim dar, man rodos, gintarę. Erika. Ar jaučiat skirtumą? Jo, aš atsakiau tada į žinutę, bet galiu garsiai pasakyti, kad taip. Taip, yra skirtumas. Tikrai gali išgyventi, nes darbų yra. Jo, aš netgi žymiuosi visą laiką ne procentaliai, bet, nu, taip, plius minus kiekvienais metais pasižiūriu, kiek iš dizaino darbų ateina pajamų ir kiek iš kitų dalykų, nes prieš tai dar šiek tiek dirbau ir tėčio įmoniai padėjau pirmais metais, antrais metais jau iš jo ėmiau jau mažiau darbų, jau tas procentas buvo, nežinau, gal 60-70 iš dizaino darbų ir tai dabar vien tik tai dizaino. Gedai atsako į klausimą. Man ta prasme, šiaip asmeniškai nekyla, aš iš to gyvenu, bet šiaip įdomu buvo sužinoti, ar vat, po mentorystės kursų, sakykime, pagerėja situacija ir ar jau gyvena žmonės iš to. Tai šiaip atsakė, ačiū. Bet ir kiekvienas ateina su labai skirtingam etape ir panašiai. Yra tų, kurie baigia mentorystę, bet dirba ne su vizualiniu identiteto, nežinau, strategijom, arba Birutė su AI dirba. Ir tai čia, ta prasme, finansai, čia yra viena dalis iš kokio 1000, kuri, nežinau, ko norėjau dar pasidalinti prieš tai, bet pamiršau tiesiog, kad aš šiandien galvojau, ką man sambūris labiausiai suteikia, nu, vat, kurioj toj, nežinau, srity. Tai aš supratau, kad turbūt kiekvieną mano karjeros kažkokį tai gabalėlį pajudino. Tiek finansinį, tiek pasitikėjimo savim, tiek iš kur klientai, komunikacija, nu, visi dalykai, tas pat dizaino suvokimas ir įgūdžiai. Visose šitose, nu, kiekvienoje atskiroje dalyje man kažkokį postumį davė. Tai nėra tokio dalyko, turbūt, dėl ko nebūčiau dėkinga sambūriui. Tai vat. Iš tiesų, žinai, Gedai, yra labai įdomių istorijų. Pavyzdžiui, viena mergina 2 metus po kursų, ne mentorystės, bet po dizaino kursų niekaip nerado, ne praktikos, nei kažkokio darbo. Nu, nerado. Atėjo į mentorystės kursą, po 2 mėnesių gavo darbą. Ir parašė didžiulį ačiū laišką, nes sako, tai kaip aš išmokau bendrauti tose praktikose su klientu, kad ir kaip buvo nepatogu, ne, tai roleplay. Bet sako, aš nuėjau į darbą, aš buvau sąžininga su savim, aš buvau sąžininga su jais, aš daugiau domėjausi pačiu darbu, ar man jisai tiktų, ar aš jame noriu dirbti, o nesatėjau su mindset, please, priimkit mane, aš viską padarysiu. Jinai ėjo, kaip, partneris, bendradarbiavimo klausimų ir jinai gavo darbą. 2 metai straglo, 2 mėnesiai mokslų ir gavo darbą. Man asmeniškai tai irgi gaunu tokią žinutę ir sakau, geras, kaip fainai, kad žmogus eina po truputį tikslo link, koks yra džiaugsmas. Arba kita dizainerė, tarkim, irgi dirbo, man rodos, darbe, jai nepatiko, išėjo ir ieškojom darbą. Ir susidėliojom planą, kokio mes to darbo norim. Tiesiog gauti darbą, nesamdomą darbuotojai. Susidėliojom planą, per 2 savaitės pasikeitė ir už 2 metų aš jai dar rašiau, labas, ar tu dirbi? Sako, taip, dirbu, man labai patinka, dirbu tai, ką reikia, turiu komandą, aš augau, viskas labai gerai. Vėl, nuo ko viskas prasideda? Nuo to sąmoningo susidėliojimo, ko aš noriu. Ir tada veiksmų plano, o kaip aš tą gausiu. Nes dabar yra toks, ai tai skelbimuose pasiuntinėsiu CV, ai tai gal čia į tą gal atsakysiu, gal tas, bet nėra to tokio stop momentų, kuriame atsisakytume savo į klausimą, o ko aš noriu ir kaip aš tą pasieksiu. Nes čia galbūt yra svarbiausia. Ir tų istorijų yra daug, tarkim, yra dizainerė, yra kita, tarkim, dizainerė, kuri irgi baigė mentorystę. Ir jinai sukūrė ten kelis vizualinio identiteto projektus ir dabar įsidarbino dizainerė, man rodos, vaikų raidos centre. Ir jinai vakar parašė žinutę, Lina, kaip tau ačiū kiekvieną dieną, jinai tenais ir dizainus daro, ir fotkina, ir reelsus kuria, ir storius dėlioja, ir su klientais kažkokiais bendrauja ir sako, aš tokį prasmingą darbą dirbu ir aš galiu viską. Ir fotografavimą pajungė, kas jai patiko, ir rašyti jai labai patiko, ir aš buvau vienas iš tų, kur aš sakiau, Rasa, rašyk, tu nuostabiai rašai, rašyk, dalinkis tuo. Ir jinai apjungė ir tai, ką mokėsi mentorystė, ir savo gabumus, ir turint tobulą darbą, kuriai vakar dar ir atlyginimą pakėlė. Nebūtina išeiti ir dirbti vizualinio identiteto dizaineriu, ir čia visi jau dabar tokiais tapsim, kaip ir prieš tai minėjau.
kiekvienas randa savo vietą pasaulyje, kiekvienas randa savo kelią. Jūs galite ir samdomam darbe tiesiog patobulėti ir paaugti, nes vėl istorijos tą rodo, kad tai vyksta, kad tai yra įmanoma. Tai va, dar matau klausę, ar reikia techninių žinių. Dizaineris ateidamas į mentorystę turi mokėti dirbti Adobe programomis. Aš jomis jau dirbti nebemokau. Kažkiek mokau derinti šriftus, spalvas, bet tai vyksta per praktiką, teorinių žinių tam jau nėra. Tai tas yra YouTube'ai, tutorialai ir sava eiga galite mokytis patys. Taip, dar žiūriu. Taip, ar mentorių kursai vyksta online, ar būna gyvų susitikimų? Mentorystė yra 100% nuotolinis kursas, dėl to, kad į kursą jungiasi dizaineriai iš įvairių šalių. Turim narių Naujojoje Zelandijoje, įsivaizduokit, ir tai sugebėjom suderinti. Norvegijoje, UK, Prancūzijoje Birutė, todėl kursas yra nuotolinis, nes galų gale norisi suteikti galimybę jungtis žmonėms ir iš, pavyzdžiui, Naujosios Akmenės, nes iki Vilniaus ar Kauno ne visi privažiuos. Kaip bendruomenė mes turime gyvų susitikimų, tačiau tai nėra mokymo tikslais skirti susitikimai, tai yra daugiau bendravimas dizaineriais su dizaineriais, galų gale iššūkių perėjimas, jeigu įkopsit į 50 metrų bokštą ir nuo jo nusileisit, tai žinot, pasiūlymą išsiųsti kažkokiam ten klientui bus jau easy. Tai yra tokie, taip, kokiu dienos metu vyksta online paskaitos. Paskaitos vyksta ketvirtadieniais 10 valandą, tai yra vienintelis laikas, kada jūs privalote būti tam tikrų vietoj, tam tikrų laikų prisijungę. Tai yra tik tiek, paskaita trunka apie 2 valandas, visa kita teorija yra žiūrima online, žiūrite savarankiškai, kada jums patogu, namų darbus irgi atliekate, kada jums patogu, Slackas prieinamas, bet kada parašysit, tada ir gausite atsakymą. Tai bet vienintelis, kad ketvirtadieniais 10, nuo 10 iki 12, tai yra vykstantis procesas ir taip vyksta dienos metu ir jeigu dirbate, žmonės susiderina, kad darbovietė leistų prisijungti ir dalyvauti kursuose. Taip, kokiu laiku dabar, Naujoji Akmenė, Naujoji Zelandija, tikrai įspūdingai, tikrai. Turiu pripažinti, kad ir man buvo keista dėl abiejų. Taip, dabar žiūriu toliau. Taip, matau, kad yra toksai klausimas, kad savanoriškai sumaketavau kelis darbus, bet įvėliau klaidų ir dabar ten dizaineriai nesikreipia į mane ir ką daryti. Na, iš esmės, žinot, kaip jeigu dabar dirbančių dizainerių paklausčiau, te pačių Gintarės ar to paties Gedo, ar tų, kurie jau įsidirbė, ar ne, paklausčiau, kaip pas jūs ateina klientai. Didžioji dalis, aš taip dedu net kokie 90% atsakytų per atsiliepimus. Vadinasi, jeigu iki jūsų atėjo klientas, jisai už savęs turi dar 10 klientų. Ir jūsų tikslas suteikti paslaugas taip, kad jie jūs rekomenduotų kitiems. Jeigu jūs to nedarot, tai jūs galite, jūs nuolatos dirbsit klientų ieškotojais ir mažiau dirbsit dizaineriai. Vadinasi, jūsų užduotis yra maks padėti klientui. Neatlikti savo užduotį kaip siauroj dėžutėj, nes dabar būna įdeda kokį skelbimą platesnio aprašymo, negu kad grafikos dizaino darbai iliustratoriaus programoje. Ir rašau, tai ko jūs norit, projektų vadovo čia ir maketuotojo ir dar video animatoriaus viename. Jeigu jūs norite būti sėkmingais dizaineriais, turite išmokti visko, kas jums reikalinga, kad tą pasiekti. Bendravimas su klientu, čia grafinio dizaino dalis ar ne? Bet nuo to priklauso 50% jūsų sėkmingai atlikto projekto. 50% ir aš neperdedu. Jeigu mes negebame valdyti dizaino projekto, kad ir kaip gerai jūs mokote efektus daryti Photoshop'e ir wow, kurti maketus, jeigu nesuvokiam, kad tai yra brando dalis ir kad tai yra verslo įrankis, wow, efektai klientui nepraeis. Jam reikia tiesiog atlikti darbą, kuris atlieka funkciją ir pritraukti naujų klientų savo veikloje. Viskas. Kaip tą padaryti? Galvoti apie tai, kas yra kliento klientai ir kurti dizainus.
jiems. Ir faktas, na, būti atidiems, tikrinti 5 kartus, kad tikrai nebūtų jokių klaidų, kad, na, tai įvyktų. Taip, toliau klausimai. Kursus geriausia rinktis po BIT mokslų tuomet. Kursus, taip, po BIT rekomenduoju arba individualų paketą, kuriame yra video paskaitos, kur jūs galėtumėte sužinoti, kas ir kaip, arba Pro. Pro Max nerekomenduoju. Pro, kada atliekate praktiką pagal briefą, nes tiesiog Pro Max kelia per daug įtampos ir streso tiems, kurie dar neturi tos daug patirties, bet nori iš tiesų pradėti žinoti, kaip tų klientų rasti ir kaip profesionaliai teikti paslaugas, iš kas tas dizainas ir kaip tą dizainą susijęti su verslu, kiek laiko kursai trunka. 12 savaičių. 12 savaičių plius minus, tai nuo kovo 7 iki birželio 13 dienos, šita nauja grupė, kurią renku. Tai jeigu, tarkim, jūs turite klausimų, kaip suderinti su savo profesija, su savo darbo diena, atsakomybėmis, įsipareigojimais laiko, registruokitės pokalbiui, aš tikrai mielai jums atsakysiu į klausimus ir atsakysiu į tą momentą, ar jums kursas tinka, ar jisai jums padės. Net jeigu ir nepadės, tai žinokit, pasakysiu, kad nepadės, nes tu tiesiog tiek tikslas yra, kad jūs ateitumėte ir iš tiesų rastumėte tai, kas jums reikalinga ir pasiektumėte tai, ką jūs norit. Ir jeigu negaliu padėti pasiekti to, ko jūs norit, aš tiesiog pasakysiu, kad negaliu. Čia būtų visos nuorodos, jeigu norit pasižiūrėti daugiau apie mentorystę, atsiliepimus pasiskaityti ir, žinoma, užsiregistruoti pokalbiui su manimi apie jūsų karjerą. Tai va, tai tuomet sakau ačiū jums, kad prisijungėt. Iš tiesų neplanavau, kad susitikimas tiek laiko užtruks. Tai atsiprašau, jeigu to laiko atėmė daugiau negu kad planuota. Vėlgi labai tikiuosi, kad susitikimas buvo naudingas ir kad pasiemat savo kažkokių užrašų, ką daryti, kaip pasiekti tų naujų klientų, kad suvoksite labiau, kokioje srityje, kuriame lygyje esat ir ką tame lygyje galima būtų daryti, kad iš tiesų siekti. Vieną tikrai žinau, jeigu sėdėsit ir būsit nuostabiai geri, gabūs, gražus grafikos dizaineriai ir niekas apie tai nežinos, jūs ir toliau būsit tom paslaptim, kuriom būt tikrai smagu kurį laiką. Bet po kažkurio laiko visgi norisi to pripažinimo, norisi tų užsakymų ir norisi būti matomam ir padėti tam klientui ir gauti tą džiaugsmą, kada klientas lieka 100% patenkintas ir jūs rekomenduoja kitiems. Tai yra maks geriausia, kas gali atsitikti grafikos dizaino profesijoje. Ir galų gale gali dirbti po palmę, jeigu renkatės freelancing. Tai irgi variantas, bet nebūtina. Kartais tiesiog gera kurti Instagramo postus ir būti tame, kas iš tiesų veža ir yra gera. Tai va, ačiū tuomet visiems. Ir susimatysim elektroniniuose laiškuose, kurį laiką dar parašysiu laišką. Gerai. Ačiū. Iki.